Malda Rūpa Gosvami, antra dalis. Rūpa Gosvami šeimo diena, tai nes vakar vakare taip pat truputėlį kalbėjom apie Rūpa Gosvami, o šiandien jau yra ši diena kaip tik. Jayo Būtent Gosvamių apsireiškimo išėjimo dienomis mokytojų ir atsiveria langas būtent į šitą. Tai yra toksai kaip ir langas atsiveria į šitą Gosvamio širdį. Tai dėl to tos dienos yra labai ypatingos, tiek jeigu atėjimo dienos, tiek išėjimo dienos. Ir tą dieną ypatingai galim gauti ypatingą malonę. Šito malonę. Ir šiuo atveju yra Rūpa Gosvamis, tai yra pagrindinis, reiškia, ačarija, mūla ačarija, tai yra jisai pagrindinis mūsų. Visi šeši Vrindavano Gosvamiai, jie nužengė čia tiesiai iš Nitya Lilos, apsireiškė čia mūsų žemėje, buvo. Jie buvo, yra ir bus, jie kai atėjo čia, jie nebuvo paprasti žmonės, jie netėjo kaip paprasti, jie atėjo savo. Taip pat jie yra transcendentiniai, jie atėjo čia su savo transcendentiniais kūnais, tik tais kitais, Gaura Lilai, jie turi kitus kūnus. Nes Nitya Liloje jos yra mandžiarės, ir Rūpa mandžiarė, tai yra Rūpa Gosamis yra Rūpa mandžiarė, artima Radharanės draugė. Sakė, jos pati artimiausia faktiškai širdies draugė, kuri lydi ją visada šalia Radhika. Pastarnauja, žino visą tarnystę, yra vadovaujanti. Jinai viską, jinai yra arčiausiai Rados, jinai yra pati arčiausiai Radharanės, Rūpa mandžiarė, dėl to jinai išdalina visas tarnystės likusioms mandžiarėms Seva ir jinai yra mūla ačarija. Ir gaudė Vaišnavų širdis. Ir mes tarnystę, jeigu norim gauti Nikunčiai, Radha Krišna Lilai, Radharanės, tai mes gaunam per Rūpa mandžiarį. Tai Rūpa Gosvamis, Jis yra prieinamas mums, jinai, Rūpa mandžiarė, jinai prieinama per Rūpa Gosvami, per jo knygas, per jo pamokymus. Ir ši diena dėl to yra labai ypatinga Gaudija Vaišnavams. Dėl to šiandien paskaitysim, kitų posmų paskaitysim, ką kalba būtent apie Rūpa Gosvami, ką kalba Raghunatha Dasa Gosvamis, Narotama Dasa Gosvamis. Taip mes šiandien bus tokia truputėlį kitokia rytinė paskaita, būtent pratesim skaityti Rasa Sudanithi rytoj, o šiandien pakalbėsim apie Rūpa Gosvami ir paskaitysim posmus, keletą posmų iš kitų ačarijų, kurie šlovina Rūpa mandžiarį iš tikrųjų. Taigi, bhakti rasa kelią. Taigi, jisai yra Chaitanya Mahaprabhu, tai yra Šjama Sundar ir pati Radha. Ir Chaitanya Mahaprabhu nurodė palaiminimus, visus davė palaiminimus Gaura Lilai, būtent Rūpai Gosvamių, parašyti knygas. Rūpa Gosamis parašė daug knygų, būtent Čaitanijos Mahaprabhu nurodymus. Čaitanija Mahaprabhu tai yra pati Radha ir Šjama Sundara. Taigi Rūpa Gosami nurodė Čaitanija Mahaprabhu atstatyti šventas dvasinės vietas Vrindavane, kurios buvo pamirštos, parašyti knygas, transcendentinės knygas. parašyti transcendentinės knygas būtent apie šitą
Raganuga bhakti ypatingai ir visą bhakti procesą, visas bhakti rasas atskleisti, pačias paslaptingiausias lilas, Šringara rasą, tarnystę nikundžiai ir Madhurya rasą. Madhurya rasa, būtent šitą meilės lylą, meilės transcendentiniai žaidimai Rados ir Krišnos, jie nebuvo iš esmės taip atskleisti iki gal, nes nebuvo jos nebuvo žinomi pasauliai. Dėl to, kad nebuvo kvalifikuoto asmenybės, kuri galėtų tai atskleisti. Ir šiuo atveju, kai atėjo Chaitanya Mahaprabhu ir atėjo tokie palydovai, būtent pats Radharanės artimiausios draugės, jos, kas dar gali geriau išmanyti apie šitą, būtent šitą rasą, būtent apie Madhurya rasą, kas dar gali labiau išmanyti negu Rupa Gosvamis, Rati, Rupa Mandžiari, Rati Mandžiari, Lavanga Mandžiari, Mandžiarės jos atėjo, reiškias, Radharanės. Dėl to Chaitanya Mahaprabhu, kai paprašė atskleisti, būtent Rupai Gosvami nurodė atskleisti šitą ypatingą pačią saldžiausią lylą, pačią saldžiausią rasą, būtent Madhurya rasą, kuri nebuvo žinoma ir atskleista iki galo, faktiškai nebuvo kvalifikuotos asmenybė. Bet už Rupą Gosvami nėra kitos labiau kvalifikuotos asmenybės, reiškia, atskleisti šitą visą Madhurya rasą, dovanoti. Dėl to jisai dovanoja mums žinias, labai ypatingas knygas. Pradeda jisai, aišku, Bhakti Rasamritas yra Bhakti Rasamritas Sindhu. Tai įvadas į Bhakti, Vaidhi Bhakti aspektai, tokia platesnė prasme. Po to jisai tęsia Užvala Nilamani. Užvala Nilamani tai knyga, kurioje jis jau atskleidžia, gvildena labai iš arti visą Madhurya rasą. Būtent šita knyga yra toksai kaip deimantas brangakmenis, kuris būtent atskleidžia visus subtilumus, visas ypatybės būtent Madhurya rasos, ko niekas nežinojo. Tai faktiškai Užvala Nilamani yra labai labai ypatingas jo veikalas, knyga, kuri būtent atskleidžia labai detaliai visas paslaptis Madhurya rasos, ir po to sekė, po to dar yra knygų nemažai jo paliktų, būtent kurios jau yra tam tikros lylos rasos atskleidžiamos, ypatingai lylos įvairios. Ir jis jų yra labai didžiulis indėlis. Ir visą dvasinį jisai davė, visą Raganuga bhakti sadhana yra duota būtent Rupos Gosvamio. Kaip mes galim, galų galiai jisai atskleidė šitą Madhurya rasą, Šringara rasą, tarnystę nikundžiuose. Ir jisai tuo pat metu, Rupa Gosvamis dovanojo visą dvasinę praktiką, kaip reikia, kas nori tokios padėties, kaip reikia būtent kaip praktikuoti reikia, kokią sadhaną atlikti. Tai yra Raganuga visą bhakti, Raganuga sadhaną jisai davė. Visą praktinę dalį, kaip mes galim išsiugdyti šitą Madhurya rasą. Ir dėl to tas terminas toksai yra, sakom mes, Rupanugos, sakam Rupos Gosvami pėdom. Tai būtent Rupa Gosvami, Rupa Mandžiari. Mes tik tais klausydami jo, sekdami jo pėdomis, mes galim pakliūti į šitas, reiškia, Madhurya rasą. Kitaip mes, nėra kito būdo, reiškia. Ir jeigu mes norime, ką reiškia sekti, tai reiškia Rupa Mandžiari, reikia sekti jo pėdom, tai reikia jo klausyti, skaityti, perimtas visas nuotaikas. Kitaip mes negalėsim. Ir Rupa Gosvamis, Lylai Rupa Mandžiari organizuoja visas paslaptingus susitikimus, Rados ir Krišnos susitikimus Nikundžia Sevoj. Jinai būtent organizuoja tas susitikimus, visas lylas, ir jinai dovanoja tą tarnystę. Jinai žino visas paslaptis Rados ir Krišnos. Ir iš tikrųjų niekas negali prisiartinti prie Rados ir Krišnos be Rupos Mandžiari malonės. Kam yra momentas. Niekas negali prisiartinti. Jinai yra pati artimiausia Radhai. Dėl to, kas nori priartėti prie Radharanės, visų pirma turi gauti Rupos Mandžiari palaiminimus. Čia yra labai svarbu. Dėl to mes, dėl to yra mūla čarė, tai yra pagrindas, reiškia, mūsų. Ir ką toliau kalba, mes galim pažiūrėti, ką toliau kalba kiti, reiškia, šventieji, kiti Gosvamiai, kiti.
tiek svarbus, pavyzdžiui, Raghunatha Dasa Gosvamis. Vat. Ką kalba Raghunatha Dasa Gosvamis? Raghunatha Dasa Gosvamis, jisai dieną naktį ant Radha Kundos krantų atliko gilų bhadžiną. Jisai buvo pasinėręs ir Radharanės tarnystė iš tikrųjų savo širdyje. Tai Lilas Manasas Seva, jisai skendo tarnystėje Radhai, ant Radha Kundos krantų sėdėdamas. Jisai parodė, jisai bhadžinas, tai visiškas atliko, jisai parodė bhadžiną, kurį turi atlikti Vaišnavas kiekvienas, kuris nori pakliūti būtent šitas Lilas, kuris yra jisai kaip sadhana. Jeigu yra sadhana, tai yra praktinė dalis, kurią mes atliekam, tai Raghunatha Dasa Gosvamis parodė pavyzdį, kaip reikia atlikti. Galiausiai Vaišnavas, kuris eina šito dvasiniu keliu, jisai parodo jo galutinį, galutinę versiją, nes mes gyvenimas bėga, darom tam tikrą dvasinį galbūt progresą, galbūt mūsų praktika vis gilėja ir jisai parodė, ką mes jau, kaip mes turim užbaigti savo gyvenimą. Mes savo gyvenimą turim užbaigti, jeigu mes norim pakliūti į Šringara rasą, jeigu mes norim pakliūti į Madhurį, į tą Radha Krišnos Lilas, jeigu mes norim pakliūti į Vrindavaną, tą vidinį, mes norim pakliūti. Kai šitas kūnas, jisai užsibaigs, tai mes kažkur turėsim keliauti. Ir jeigu kažkas nori užsibaigus šitam kūnui, keliauti į Radha Krišną Lylą ir gauti šitą tarnystę, tai turi faktiškai savo gyvenimą užbaigti ant Radha Kundos krantų, visiškai pasineriant į Sevą, į tarnystę Radharani. Taip kaip nurodė, kaip jisai parodė savo pavyzdžių Raghunatha Dasa Gosvamis. Ir Raghunatha Dasa Gosvamis, tai jo labai ypatinga yra padėtis, labai ypatinga, jisai taip pat yra labai šlovingas. Ir Raghunatha Dasa Gosvamis Nitya Lylai yra labai artima draugė Rupa Mandžari. Jos vardas yra Rati Mandžari, bet jinai turi 2 vardus Nitya Lylai, Raghunatha Dasa Gosvamis. Rati Mandžari ir Tulasi Mandžari. Turi 2 vardus. Tai jeigu girdit vieną ir kitą, tai reikia suprasti, kad tai yra Raghunatha Dasa Gosvamis. Kartais taip ir Rati Mandžari, Tulasi Mandžari. Ir vienas iš Gosvamių, labai artimas būtent Rupa Gosvami, Rupa Mandžari. Rašo posmus. Ir Raghunatha Dasa Gosvami, mes kaip tik paskaitysim keletą posmų iš ačarijų, labai ypatingų vaišnavų, Raganuga vaišnavų, kurie skendo tarnystėje Radhai. Ką jie kalba apie Rupa Gosvami? Rupa Mandžari pada, Seimora Sampara, Seimora Bhajana, Pudžana. Rupa Mandžari pėdos yra mano vienintelis turtas, mano garbinimo ir tarnystės objektas. Taigi, ką kalba Raghunatha Gosvamis, tokia iškilni siela, kad Rupa Mandžari tai yra jo garbinimo pėdos, bet kaip mes kalbame apie Rupa Mandžari, tai yra Rupa Gosvamis yra jo sadakos kūne, išoriškas kūna. Bet čia Raghunatha Dasa Gosvamis mus nukelia į Nitya Lylą. Mus nukelia į Nitya Lylą, šalia Radharanės, būtent jau į Lylą, į Vrindavaną, į Vradžios vidų nukelia. Ir jau jisai meldžiasi čia, kreipiasi kaip Rupa Mandžari, kaip pačią artimiausią tarnaitę. Dėl to mes savo meditacijai, Raganuga Vaišnavai, praktikuojantis Raganuga sadhana, kuri prives mus prie Raganuga bhakti, prie tos tokios spontaniškos ragos, tai turi būti sadhana. Tai mes medituodami, atlikdami savo bhajaną, viduje turime medituoti visgi Rupa Mandžari ir siūlyti tokias pat maldas. Tos maldos yra labai galingos, jos turi savyje labai didžiulę galę ir jos yra veiksmingos. Ir jeigu mes norim pažadinti, norim šitą Bavala Saratį savo širdyje, norim gauti padėtį, kaip artimos draugės, tarnaitės prie Radharanės pėdų, tai mes turime atmelsti tokio maldom Rupa Mandžari, pėdos. Tai yra mano vienintelis turtas, mano garbinimo ir tarnystės objektas, nes per Rupa Mandžari mes gaunam prieimą prie Radhos. Dėl to tai yra labai svarbu. Tai faktiškai Rupa Gosvamis kokią maldą siūlo. Tada sekantis mes galim Narotama Dasa Thakura. Mes skaitėm knygą Prema Bhakti Chandrika, tai yra Narotama Dasa Thakura, kuris net vaikystėje gavo labai ypatingą dovaną Čaitanijos Mahaprabhu, Nityanandos. Prema jisai gavo, pačioje vaikystėje gavo Prema Narotama Dasa. Ir jisai yra taip pat, čia Mandžari,
taip pat jinai yra Mandžiari, Nitya-lylai. Ir visgi būtent jos malda ir jo Narotamos malda, kuri šlovina Rūpa Mandžiari. Shri Rūpa Mandžiari pada, Seimora Sampada, Seimora Prada Dhana, Seimora Bharana. Rūpa Mandžiari pėdos mano gyvenimo dovana, mano širdies brangakmenis. Taigi vėlgi Narotama Das Thakuras irgi tokia iškilni siela visgi lenkėsi Rūpai Mandžiari. Vėlgi kreipėsi Rūpa Mandžiari, vėlgi mus nukelia į Nitya-lylą, į gilį mus nukelia į Vradžos šerdį, pačią širdį. Šalia Rados vis laikas stovi Rūpa Mandžiari. Šalia Rados visada. Dėl to Narotama, jisai taip pat medituoja į savo Siddha Svarupą, jisai medituoja savo padėtį Nitya-lylai ir jisai meldžiasi Rūpa Mandžiari pėdos. Tai yra mano gyvenimo dovana, mano širdies brangakmenis. Štai tokia labai ypatingai gražią maldą siūlo. Višvanata Čakratis Thakura. Taip pat iš mūsų ačarijų. Taip pat jinai yra Višvanata Čakratis Thakuras, maža mergaitė. Nitya-lyloj, taip pat jinai yra Mandžiari, pasitarnauja Radai. Jisai siūlo tokią maldą. Rūpa Ragunata padė, Hairė Akuti, Kabė Hame, Budžiavo Šri Jūgala Piriti. Kadagi mano širdyje atsiras nuoširdus prisirišimas prie Rūpos ir Rūpos Gosami ir Ragunatos. Nes Rūpa Gosamis, Ragunata Gosamis, tai jos yra Nitya-lylai labai artimos draugės. Rūpa Mandžiari, Rati Mandžiari. Jis sako, tik tai jos man padės suprasti meilę dieviškai porai. Taigi atskleidžia mums, reiškias, Višvanata Čakratis Thakuras atskleidžia, išduoda paslaptį, kas mums padės suprasti dieviškos, reiškia, poros meilę, būtent Rados Krišnos meilę, kas mums padės suvokti. Tai Rūpa Gosvamis ir Ragunata Gosamis mums padės. Tai dėl to jisai meldžiasi, kadagi mano širdie atsiras nuoširdus prisirišimas Rūpai ir Ragunatai. Tik tai padės man suprasti meilę dieviškai porai. Tai dėl to kažkas nori suprasti meilę, reiškia, Rados ir Krišnos. Visų pirma turi, reiškia, atsiras nuoširdus prisirišimas, pasitikėjimas, reiškia, Rūpa ir Ragunata Das Gosamis. Kaip jisai gali pasireikšti mūsų gyvenime? Pirmas dalykas, tai mes turėtumėm studijuoti jų raštus, jų knygas, būtent pasinerti jų nuotaiką. Per juos mes suprantam Rūpa Gosamis. Mes trečiadienį skaitom Bhakti Rasamrita Sindhu, tai yra Rūpos Gosamio knyga, visas Bhakti kelias aprašytas. Po to seka jo knyga Ujjvala Nilamani, tai kuri jau įveda. Reiškia, Bhakti Rasamrita Sindhu, jinai įveda mus į tą Vaidhi Bhakti labiau, į Vaidhi Bhakti dvasinį kelią mus įveda. O jau gilyn, jeigu mes norim skęsti, reiškia, paskęsti šitoje Madhuraya rasoje, tai Ujjvala Nilamani jo knyga, reiškia, atskleidžia, ten yra visos paslaptis atskleistos šitos rasos, būtent Madhuraya rasos. Bet jinai pati yra Radharanis tarnaitė, tai šita padėtis yra rasos, tai yra Bavalasarati vadinasi šitą rasą, kurią mes praktikuojam ir kurią būtent dovanoja. Tai Radharanis draugės sakė, artimiausias jos padėjėjas, tarnaitės, draugės, jos viskas vienu metu. Tai būtent šitą rasą, Bavalasarati, būtent Rūpa Gosamis ir atskleidžia mums dovanoja. Ir dovanoja visą praktiką, kaip tai pasiekti. Toliau mes galėtumėm, reiškia, jeigu pasinersim į patį Rūpą Mandžiari, jeigu Rūpa Mandžiari, jinai yra šalia Rados visą laiką ir atlieka tarnystę, reiškia, Radharani.
Ir Vrindavono centre, reiškia, pačiame glūdumoje, kai žvaigždėtas dangus, reiškia, tai yra naktis, žvaigždžių pilnas dangus, mėnulis, ir Šrimati Radharani, ir Krišna ilsisi Nikundžioje. Nikundžia tai yra slėptuvė, naktį, reiškia. Jeigu žvaigždėtas dangus, tai yra naktis, žvaigždės danguje. Ir po meilės žaidimų Nikundžioje, gėlių lovoje ilsisi Radharani su Krišna. Ir visa dvasinė aplinka, jinai kupina tokios švelnios dvasinės ramybės, dvasinio džiaugsmo, nes taip audringai bėgo laikas, kaip Radha su Krišna, jie leido Radha, būtent Radharani Krišna, vyko rasos šokis, visas šokis, ir po to Radha su Krišna Nikundžiai leido laiką audringai kartu, po to viskas nurimo, jie guli, Radha ir Krišna, gėlių lovai, ilsisi, ir viskas nutveskė tokia gaivę ramybę aplinkui. Ir ta ramybė aplinkui pripildyta šitos transcendentinės meilės. Jinai tvyro, šita šventa. Tai yra, jų meilė yra tarpusavio santykis, yra šventas, jis yra tyras. Ir Rupa Mandžari tyliai stovi šalia ir vis laiką stebi, vis laiką žiūri, ką pasitarnaut Radhai. Jinai tampa tokia nematoma. Jinai nematoma tokia. Jinai ir yra šalia, bet jinai netrukdo. Radha ir Krišnai netrukdo. Jinai tarsi nematoma. Nematomai tarnauja jiems. Netrikdydama visiškai jų. Bet jinai viską mato ir regi. Būtent Rupa Mandžari. Jinai mato ne tik tai savo akimis, bet ir savo jausmais, savo širdimi. Jinai jaučia viską, ko reikia Radhai. Ir supranta jinai Radharanės kūnos kalbą, jos nuotaikas. Pagal žvilgsnį jinai gali viską suprasti. Jinai tyliai šalia jų stebi Radhą, stebi jos žvilgsnius, stebi jos kūno judesius, stebi jos širdį savo širdimi. Rupa Mandžari. Ir žino, ko reikia. Jinai mato, kad Radharani pavargus, jos lūpos sausos, širdis lėtai šnabžda meilės bangomis. Tada tarsi vėjo dvelksmas, labai švelniai, Rupa Mandžari pasilenkia prie Radhos ir paduoda jai tambulo. Tambulas saldumynas, toksai susuktas į lapą, saldumynas, įvairiausi ingredientai viduj, ir būtent su meile paduoda būtent Radhai. Ir netardama nei žodžio, būtent paduoda Radharani, bet jinai paduoda ne taip, aiškias, tiesiai, nes Radhos lūpos sausas. Ir tiesiai, aiškias, paduoda Radhai šitą tambulą, jinai supranta, ko jai reikia. Ir Krišna, jisai matydamas, jis nusišypso ir labai džiaugiasi matydamas, supranta, kad šitą Mandžari, Radharanės artima draugė, viską žino, net jai nekalbant, nesakant. Ir Krišna širdyje, reiškia, jisai nusišypso ir širdyje pajaučia didžiulę laimę, tarsi žinodamas, kad šitą jos draugė, jinai žino, ko reikia Radharanė geriausiai. Jinai visada pradžiugina ją ir pralinksmina, reiškia, suteikia į džiaugsmo, žinodama viską, ko jai reikia. Tai Čiamasundara, jisai labai patenkintas. Ir tai vadinasi, ta tarnystė, bhava vihara. Bhava vihara. Kai Mandžarės atlieka tarnystę Radharani iš jausmo be žodžių, jos tai išjaučia. Bhava tai yra jausmai, jausti, vihara tai yra jausti širdį ir išjausti, ko reikia savo mylimajam. Tai faktiškai jos yra Mandžarės Radharanės tarnaitės. Jos visą laiką žino, ko Radharani reikia. Ir Mandžari yra pati vadovaujanti, jinai pati jautriausiai, kadangi yra Radharanės arčiausiai jos.
jinai labiausiai išjaučia. Dėl to jinai jausdama, kartais pati tai atlieka šitą tarnystę, kartais išdalina kitom savo, kitom Radharanės tarnaitėm ir draugiam, jos yra jos draugės taip pat. Ir po tos tarnystės tokios paduoda ir Rupa Mandžiari pasitraukia vėl iš šono, kad netrikdytų jų meilį. Tai tokia tarnystės, jinai iš labai yra arti, iš tikrųjų, labai arti Radharanės, Rupa Mandžiari. Arti jos visom prasmėm, tiek fiziškai, tiek savo širdimi. Savo širdimi, jų širdis, jos širdis yra Radharanės širdyje. Ir jeigu mes seksim toliau, yra Stavali, pavyzdžiui, posmas vienas Stavali, toliau šlovina Rupa Mandžiari, būtent jos tarnystę. Rūpam tavaidata kilam vadihari devi, karunya purnam ritya bhoga, ivatvritim sa priyasi tava sada bhavatu prashana, rada padara vinda madhuri dhurina. Čia posmas yra Stavali, būtent. Tavo Radharani forma, čia Radharanės forma, grožis, viskas yra jos Rupos Mandžiari malonės vaisius, nes Radharani jinai papuošia Radą, jinai Rupa Mandžiari organizuoja jos visus papuošimą, aprangą, papuošlus, į maloningumo vandenyno pilnatis. Iš jos liejasi nektaro lietus. Tebūnie šitavo išskirtinė prijasi, sako, mylima tarnaitė, prijasi, tai yra brangi labai, visada man maloninga, ji yra saldumo, sklindančio iš tavo lotoso pėdų nešėja. Būtent čia taip šlovina Rupa Mandžiari. Ir posmas, pavyzdžiui, Vilapakusa Mandžiari yra posmas Ragunata, Dasokasame, dar viena tokia gili eilutė. Tavaivam daršanėpi sangučaranam mamapšikam vikšasyjat tam raidrik prūlahih spūtam driyato nirete nirdhyam same Shri Rasa Raja Manjari sadakun ya anuragham ya rupam tava nama nirmya sakhi vargam čayushadha. Toks gilus posmas, aišku, jisai yra ilgas. Ir kai tik jį pažvelgia į mane, menka maža mergaitė, savo rausvomis akimis, antakių lianomis, ji be jokio gailesčio nugalėjo mano širdį, pasisavindama ir išplėšdama ją iš mano širdies. Tebūnie ši Rasa Raja Mandžiari, Rupa Mandžiari, kuri vadovauja tavo, o Rada, tarnaičių grupiai, visada man maloninga ir palanki. Taigi, būtent čia Ragunata Dasa Gosvamis, Rati Mandžiari, jinai meldžiasi, jinai sako, kad vien žvilgsnis Rupos Mandžiari, jo žvilgsnis pilnas meilės, maloningumo, malonės. Tas žvilgsnis pagrobė jos širdį. Tarsi sako, jinai išplėšė širdį iš mano krūtinės. Tai ta meilė Rupa Mandžiari, jinai yra nugalima, jinai nugalėjo, bet ką. Dėl to jinai kreipiasi, sako, tebūnie Šri Rasa Radža. Radža reiškia karalius. Tai yra rasos, šitos rasos meilės, kaip tarsi karalius. Jinai yra
princesė, kaip karalienė tarp šitų visų mandžiarių. Tai yra Rūpa mandžiarė. Jis yra karalienė tarp visų mandžiarių. Bet pilna maloningumo, pilna meilės. Jos meilės tokia, jos meilės stipri, kad net jinai savo žvilgsnių gali pagrobti, bet kieno širdį, reiškia, ta širdis jinai atsiduotų. Ir dėl to pat metu Ragunata, Rati mandžiarė meldžiasi, sako, tegunie, jinai man visada maloninga ir palanki. Tokios gražios maldos iš tikrųjų. Ir Rasa Radža mandžiarė, tai yra pagrindinė visų mandžiarių vadovaujanti, jinai yra vadovė. Jeigu mes prieisim dar sekantį posmą, galim paskaityti už Flanilamanį, pavyzdžiui. Jos, kuri nusako jos ypatingą padėtį. Toliau tęsiant, kokia jos yra padėtis, reiškia, Radžiai. Naparši bhūta četruškam navašach, paričarkam kimtų sakhime, evašam priyam priyach manoharam. Mandžiarių, jų mandžiarį padėtis, tai nėra paprasta padėtis. Tai jos nėra paprastos tarnaitės, kurios atlieka tik paprastas užduotis. Jos yra brangiausios rados, palydovės, sakhi, draugės, kurios su meile ir pasiaukojimu tarnauja jai dar artimiau nei jos vyresnės draugės Gopės. Jos yra kaip Manoharak, Prištaks. Jos yra kaip žavios pasiuntinės ir tarnaitės. Čia nurodo šitas posmas tai, kad mandžiarių padėtis, būtent Radharanės artimų draugių tarnaičių, sako, jos nėra paprastos tarnaitės, jos nėra paprastos draugės, jos yra labai ypatingos, jos ir tarnaitės, ir draugės, nors jos yra Gopės. Ir čia nurodo tą momentą, šitas posmas, kad jos nėra tik tai paprastos tarnaitės ar paprastos draugės, jos yra širdies draugės Radharanės ir netgi svarbesnės, netgi brangesnės Radhai, visos mandžiarės. Čia eina kalba apie Rūpą mandžiarį, tai Rūpą mandžiarį, bet kartu su Rūpą mandžiarį visos kitos jos mandžiarės, jos draugės. Rūpą mandžiarį yra vadovaujanti, pagrindinė. Ir reiškia, ir jos visos kartu paėmus mandžiarės, jos yra pačios artimiausias ir brangiausias Radhai. Kaip sakė, kaip draugės, kaip palydovės jos, kaip tarnaitės, kaip pasiuntinės, viskas kartu vienoje vietoje. Ir šitas tai nurodo būtent, kad jų padėtis yra aukštesnė netgi už Gopių padėtį, kurios yra vyresnės Gopės Radharanės artimos draugės. Čia nurodo tokias kaip Lalita, Višaka, Tungavidija, pavyzdžiui. Jos yra Radharanės draugės, vyresnės, artimos. Jos irgi yra sakhi vadinamas. Bet būtent šios mandžiarį Bavalasa, jos yra dar brangesnės, jos yra pačios brangiausios, pačios artimiausias Radhai. Dėl to, nors jos yra kaip kinkari, kaip tarnaitės, bet jos nėra paprastos tarnaitės. Jos yra jos ir siela, ir draugės, ir tarnaitės, ir pati Radharanė, jinai labai jomis džiaugiasi, pati jinai dovanoja dovanas jom, jisai brangina jas. Faktiškai jos yra pačios brangiausias. Jos žino pačias didžiausias paslaptis Rados. Dėl to šita padėtis yra labai ypatinga. Ir šitą rasą Bavalasa Rati dovanoja faktiškai Chaitanya Mahaprabhu. Ir jos artimos draugės palydovės. Ketina Chaitanya Mahaprabhu kartu su Chaitanya Mahaprabhu nužengia jos artimos draugės. Būtent mandžiarį, Rūpa mandžiarį, Rati mandžiarį, Lavanga mandžiarį, Guna mandžiarį, Lyla mandžiarį. Jos visos kartu ateina čia. Ir va šeši Vrindauno Gosvamiai tai yra pačios artimiausios Radharanės draugės. Sakė būtent mandžiarį, pačios artimiausias. Ir va Chaitanya Mahaprabhu per jas ir ypatingai per Rūpą Gosvami, per Sanatana Gosvami, būtent atskleidžia ir dovanoja šitą Bavalasa Ratį, šitą padėtį mandžiarės, šitą sadaną, šitą bhaktį, šitą žinojimą visą duoda, atskleidžia.
Kitom jūgom, kitais amžiais niekada nebuvo žinoma šitą rasą. Niekas nežinojo, nei kaip ją praktikuoti, nei kas yra, netgi Madhurya rasą niekas nežinojo iki galo, niekas neskleidė. Tik Rūpa Gosamis, Sanatana Gosamis, visi 6 Vrindavano Gosamiai. Yra pagrindiniai ir dar yra papildomi, yra jau 8. Jie atskleidė šitą rasą. Yra 8 Vrindavano Gosamiai. Krishnadas Kaviraja Gosami taip pat. Chaitanya Charitamritos autorius, Govinda Lilamrita autorius. Lokanata Gosamis, Narotadasa Gosami, Narotamas dvasinis mokytojas. Tai yra labai ypatingosios, visos yra mančiarės. Ir visos atėjo kartu su Chaitanya Mahaprabhu. Ir jos atskleidė, būtent Chaitanya Mahaprabhu palaiminimo davė, visus palaiminimus. Rūpai, visiems Gosamio, Sanatanai. Ir jie atskleidė šitą Bavalasarati. Jie atskleidė šitą Madhurya rasą, niekas kitas. Ir pagrindinis reiškės tai yra toks Rūpa Gosamis. Nors vyresnis, tai Sanatana Gosamis yra vyresnis. Sanatana Gosamis yra Rūpa Gosamio mokytojas. Nitya Liloje Sanatana Gosamis, Lavanga Mančaris yra vyresnis. Bet visgi vadovaujant jinai yra pati arčiausiai Radhos, reiškia, tai yra Rūpa Mančari visgi. Galim tęsti, dar viena posmas yra Vilapa Kusumanjali. Taip pat Raghunatha Dasa Gosamis. Kadangi Raghunatha Dasa Gosamis Rati Manjari pati artimiausia Nitya Liloje yra Rūpos draugė, tai jinai tokia giliausiai ją supranta ir žino. Jos yra labai artimos draugės. Ir jo taip pat viena toks posmas yra šlovinantis Rūpa Gosami, Rūpa Manjarika. Purashkya Yamana Kūdė Nikunja Girihe Rada Madhyam Madhigheša Vidhanam Kurvatam Brajatam Pashyami Pratibhimba Sanghama Shuda Shindham Anvavritamam Krishnam Dasyam Padayamam Nijajanam Antarabham Kuru. Matau save stovinti netoli Jamuna krantų, kur Rūpa Mančari vadovauja paslaptingoje gėlių kunčioje. Jie atlieka Radhos ir Madhavos aliejaus maudymosi Abhišeka ceremoniją. Į šią rasą ceremoniją pasinėrus, meldžiu leisk man tapti viena iš jos artimų draugių. Suteik man vietą dasya padėjai. Tarnystės padėti šioje lyloje. Taigi čia yra Raghunatha Dasa Gosamis kaip Rati Manjari, jinai prie Jamunos stebi šitą lylą ir prašo, ir mato kokia lyla. Būtent Rūpai Manjari vadovaujant vyksta Abhišeka aliejaus. Maudo Radha ir Krishna. Ir jisai, stebėdamas šitą lylą, jisai mato iš šalies, jisai prašo, duok man tarnystę, aš taip pat noriu pasitarnauti šitą lylą, noriu tapti šitos lylos dalis. Tai yra labai svarbus momentas, kur mes, mūsų, kokią maldą mes turėtumėm praktikuoti, stebėdami lylas, įvairias lylas, kurias mes žinom, smaranam, lylas smaranam, kai jas mes matom, stebim, mums širdie turi gimti noras, troškimas. Pirmas dalykas tai stebėti yra smaranam, lylas smaranam, kada mes medituojame lylas. Antras dalykas turi gimti mūsų širdie bhakti, noras pasitarnauti šitose lylose. Tai yra vadinama manasa seva, kada mes prote pasitarnaujam šitose lylose. Ir kai jeigu mes norim pasitarnauti lylose, stebėdami, mes turim kreiptis į Rūpa Mančari, o Rūpa Mančari, dovanok man padėti, aš noriu pasitarnauti šitoje lyloje. Įvairios lylos vyksta Nikundžioje, pavyzdžiui, Poščia Nikundžės, Krišnos susitikimo, Radhos Krišnos susitikimo vietas. Ir mes stebėdami šitokias lylas turėtume norėti, aš ir noriu pasitarnauti. Įkreiptis Rūpa Mančari, dovanok man tarnystę, aš taip pat noriu. Jeigu vyksta Poščia Radharani, vyksta lyla, kur yra Poščiama Radharani, taip pat mes turėtume maldoje vidinėje stebėti. Antras dalykas, bhaktį atlikti, kreiptis į Rūpa Mančari, dovanok man tarnystę, Rūpa Mančari, dovanok man tarnystę. Šitoje lyloje aš noriu taip pat prisidėti.
Rūpa Gosami mums duos tarnystę, reiškia, kokia tarnystė įvairia gali būti, šukuot radaranį, pint kasas, papuošlus uždėti, atnešti carį ir visa kita, ką tik tai reikia. Vat, įvairios rilos gali būti. Radaranė, jinai sodė, skina gėlės, mes galim prašyti Rūpa Mandžiarį, duona man tarnystę. Jinai gali duonatum tarnystę, bet kokį, gali duoti krepšelį, vaim krepšelį. Iškas padėk, jeigu radaranė deda gėlės į šitą krepšelį, tu neši. Taigi daug įvairios tarnystės. Tarnystė yra, kiekvienoje lyloje yra tarnystė. Arba Nikundžijos, jeigu leidžia laiką radaranė su Krišna audringai. Kokią tarnystę gali vėduoti, pavyzdžiui, ar ne, vėduoti. Va. Ir taigi, o tas tarnystę mes prašom pas Rūpa Mandžiarį, būtent Rūpa Mandžiarį jinai dovanojam šitą tarnystę. Taigi va dėl to, vat, mūsų badžinas, jisai, vat, čia yra badžino kulminacija mūsų dvasinės praktikos, būtent to vidinės. Va tai faktiškai malda va Rūpa Mandžiarį ir prašymas jos, dovanok man tarnystę radai. Tai yra Gaudija Vaišnavo širdis, yra būtent mūsų Raganuga sadanos, būtent dalis. Tai yra pagrindas, reiškia, prašymas šitos tarnystės. Ir jeigu mes gausim tą tarnystę, tai gausim amžiną tarnystės padėtį būtent šitose Nikundžiuose. Tai radi.